Sveiki, esu psichologė Ramunė Želioninė. Ar jūs norite geriau suprasti savo dar nekalbančius mažylius ir turėti būdą, kaip su jais bendrauti, kol dar jie negali kalbėti? Pristatau šiandien temą, kaip susikalbėti su dar nekalbančiu mažyliu. Gestų kalba girdintiems vaikams. Tyrimais ilgalaikiais yra nustatyta, kad visoje vaiko kalbos raidoje labai svarbu, kad jį prižiūrinti suaugę daug su juo kalbėtų. Ką suaugę kalba patys apie tai? Kai vaikas jiems neatsako, o normalu, kad 3 mėnesių kūdikis, 6 mėnesių kūdikis tyli labiau, tik tais veido mimika gali kažkaip į mus reaguoti, tą ir daro puikiai, bet jis nekalba, mes taip pat labai dažnai nekalbame su juo ir pasiliekame savo mintis, savo pasakymus. Tuo tarpu labai svarbu skatinti save kalbėti. Ir kai mes įduodame instrumentą vaikui, dar nekalbančiam, kuris su savo mažytėm rankytėm gali visą tai mums parodyti, mes einame į pilnavertis kontaktą su juo. Jis jaučiasi saugiau ir gali pasisakyti apie save. Taip pat mums tiek daug nereikia spėlioti. Bet tam tikri gestai, kurie padėtų mums aplinką padaryti saugesnę, nuo mažų dienų yra tiesiog būtini. Pavyzdžiui, stop. Jeigu vaikutis kažkur eina ir, sakykime, laiptų pradžia, o nėra grotelių, o mama ar kitas suaugęs yra už kokių 5 žingsnių nuo vaiko. Aš tuomet labai tvirtai sakau, stop. Vaikas atsisuka, aš jam sakau dar kartą, stop. Stovėk ir nejudėk, stop. Jeigu vaikelis jau pasiekia virtuvėje, sakykime, baldų paviršius pirščiukais ir jeigu yra integruota kaitlentė, kur kraštas taip pat gali būti šiltas, mes nuo pat mažų dienų vaikui rodome, liesti negalima. Bet mes tą turime labai rimtų veidų sakyti, kad vaikas nepagalvotų.